Bėda! Grinai kamuolį. Blet, tas tik kurva virksnys. Ačiū, Baika tai durna. Nu, pradžia. Antro kėlinio. Dar vienas fotoaparatas. Nu, Debra. Drakonai buvo. Gerai. Drakonai LT. Jau palauk dar vieną. Dar. Įtraukit pilvus. Gerai. Tai vis jo gerai gavas. 1, 2, 3. Negražiai Ei, steliu, periu. Treneriai gal pamėtum? Jo, pagal tai. Ačiū! Jūta! Jeigu ne treneris, konsultatų! Gerai. Dabar trumpas interviu bus, gerai? Sveiki, vaikinai. Štai faršai. Kaip tu jautiesi, antra vieta, o dareit pirmos vietos? Normaliai, kad kažkas laimėti turėjo, kažkas laimėti turėjo. Pamatai, o tu nerai pasakyti, kad šultų bybė, Alsul, ne Alsul, kas čia tokia buvo? Manau, svarbiausia, kad įvyko turnyras ir laimėjo visi. Žiūrėkit, Glosikas, Švedijoje geriau ar Lietuvoje gerai? Visur gerai, kur mūsų nėra. Aha, nu, bet tu pirmą kartą grįžęs iš Švedijos čia žaidėjai, ar ne? Taip. O koks jausmas grįžus atgal į Turginę? Geras. O iš Švedijoje ką veikiai beje? Valiau? Valiai? Taip, klozetus. Klozetus. Nu va, klozetų valytojas Glosikas. Kitą kartą bus... Ne, po to sandėlį karjerą padariau dirbti. Štai kaip tu vertini Kutulų turnyrą? Kas nustebino, kas nuvylė? Užpiso lietų šiemet, bet šiaip tai viskas puikiai. Gal trūksta koncerto, scenos, bet oro sąlygos netinkamos. Niekas negalėjo žinot, kad čia vakare taip gražu bus ir saulė šviečia. Suprantu, o tarkim apie komandos, kas nustebino, kas patikė sensaciją, kas... Old schoolai, tai čia pagarba, respektas. Nu, pažiūrėjau, senas Kaukovas. Arba nelaiko nervai Fiasko, kaip tu vertini? Nu, tai va, independent ir old school, tai du surprizai, ta prasme, kur buvo komandos, kaip čia pasakyt, reitinguose neminimos. Ketvirtukė ar net šešetukė gal nebuvo jie. Tai, tiek. Aišku. O kai aš tavo komandos įskirtum, kas labiausiai pasižymėjo? Tai, va, ponas galite nufilmuoti. Taip, kuris čia ponas? Žaidėjas Kestas. Šitas Kestas, ar ne? Tai tu, kai sportuoji iš Jonavos Lietavosios, ar ne? Ne, aš iš Vilniaus. Iš Vilniaus, negi, ne? Iš Grigiškių. Iš Grigiškių? Grigiškių stadiono to, kulkį. Taip, teisingai. Tai Grigiškiuose kiek tu laiko sportuoji? Aš jau sportuoju, žinai kiek, gerus kokių 30 metų. 30 metų jau sportuoji? Tai nuo kelių metų pradėjau nuo 8, nu va ir toliau sportuoju. Ar gali išvardinti 33 Portugalijos black metal grupės? Aš neišvardinsiu turbūt nei vienos Portugalijos metalo grupės, nekalbant apie 30. Aš nu, bent vieną lietuvišką, ar žinai? Žinau. Na, tai pagal ką kaip fodavai? Žinau, Mandragora. O, Mandragora. Katedra. O. Kopula. Palauk, po to. Končiaus, Rot ir Regredier dar to. Jo, Regredier. Nu, klausyk, gerai, tvarkoji, netiesosim, bet pasakyk, ar tau kada teko muštis metalo koncerte? Aš metalo koncerte kaifuoju nuo muzikos ir pasikraunu teigiamos metalinės energijos. Štai Kestas atnešė kažkokį prizą, altorius, kam jis teks dar paaiškės ateityje. Na gerai, paliekam Kestą ir einam su kitu Kestu kitur. Kestai, palydėsi mane pas kitus, žmonės prieš saulę einam ir žvalgomas, ką mes turim. Kestai, kas čia galvoja, kaip čia yra kas? Altorius? Aha.